Goganas! Goganas atsiuntė! Nu tai ko nepasidalinot, bernai? Rankas prieš švarcai! Švarcai! Rankas, švarcai. Švarcai, rankas! Kas nutiko? Tai tu man pasakai, ko mes čia visi mano kiemė susitinkam. Iš kur šitą mašiną? O, tai tu žinai, kieno čia mašina? Apie tai irgi pakalbėsim. Kur gavai šitą mašiną? Radau. Radai? Jo, radau. Laura irgi tuo pačiu metu dingo kaip ir šitą mašiną. Keistas sutapimas, ar ne? Tu ką galvoji, kad aš ką nors galėjau padaryti? Tai švarcai, aš gyvenime labai daug galvoju. Aš tau irgi patariu, pagalvok. Aš žinai, galvoti ir prisigalvoti yra du skirtingi dalykai. Gal aš ir prisigalvoju. Bet aš neapsimetinėjau tuo, ko nesas. Slimai, kaip tu galvoji, aš galėjau ką nors padaryti tavo sesiai? Aš apšie švarcai negalvoju. Todėl judu ir darau. Simonai, uždėk šitą. Neprognozuojamas atsibus vidury kelio, užsmauks mūsų nuo galinės sėdinės. Gyvas, matau. Mes šią mašiną apsikrovėm. Vairuot galėsi? Na, įtvarko. Kokie jie visi šiais laikais mėgėjai. Pravardės kokios skambios. Tankas. Dėl ko tankas? Ką vamzdį turi? Tankas. Geriausiu atveju vikšras. Važiuojam. Palauk, kas tą mašiną darom? Vyrai atvažiuos, sutvarkys. Važiuojam. Aš einu vidun, tempkite į rūsį. Klausyk, kai su tavim žmonės važiuoja mašinom, tai taip išeina su tanku važiuoja, ne? Kas yra, nejuokinga ta? Man tai kažkaip juokinga. Slimai, klausyk, o man ragas ar ne? Dėl ko? Kad su Feilinu, su Švarco paėmimu. Seniai, viskas gerai, pasitaik. Nu jo, bet tai... Kas, bet aš sakau, viskas gerai. Bet taip, pažiūrėk, kad Švarcas prieš tai buvo kokį respektą turėjo. O kur dabar jisai? Seniai, aš tau sakau, viskas gerai, nu pašnekėsiu su tėvu, turi mano stogą, ponė? Labas, Markai. O, Markai, labas. Labas, Markai. Gamba, apsivemsiu kaip šliukštu. Labas, Markai. Siliu. Tai vidų nepakviesi?
filmų prisižiūrėjai? Nu, mačiau kelias, nu. Kam tą vandenį pylė, aš nebuvau be sąmonės. Sorry. Tai ką, ar laikysi mane dabar šlapę? Nu jo, žinai, nesąmonę padariau. Nueisi, paieškosi tų marškinių. Stop. Tu iš to paieškosi marškinių. Kas čia tau? Sanatorija? Varyk į ligoninę. Valierą išrašo. Palydėsi su vyrai supažindinsi. Ilgai čia stovėsi? Varyk. Aš čia susitvarkysiu. Gerai, supratau, tu čia mane bestumk, okei? Viskas, laukiu skambučio. Prašom. Sveikas, demonai. Labas, Karoli. Žiūri, čia tavo kabinetas vis didesnis. Tai žinai, gerai gyventi neuždrausi, ne? Ja, šitą kaminas, pažink. Artūras. Ai, pula. Tiksliai. Tavo vardas Artūras. Ne, nu jau čia tikrai nebūčiau pasakęs. Nu, vaikystės demonų ir vadinom. Bet čia tikrai ne dėl charakterio pavardė Dementavičius. Žinai, vaikai greit prilipdo. Jo, buvo, visko buvo. Varkės vyrinom. Buvo. Palaukit, aš nelabai suprantu, iš esu kažkokiu reikalu. Šitą... Tu čia brylikos dar stumdai? Stumdau, nu. Tu ką? Bryliko atsivežiai. Princesė. Aš jau seniai tokių nemačiau. Tai imi? Tai vyrai, faktas, kad imu. Imu. Gerai, tai nežinau, čia bus čia... Kiek? 100 pem gabalų. Jo, 100 pem, aš dabar tik tais grinais neturiu. Tai iki rytojus palauksit, aš rytoj susisuksiu. Jo. Palauksiu, suvažinėsiu, paimsiu. Jo, palauksiu. Tvarka, tai mes su Karolius kontaktuosim. Jo, neprasiu. Jo, tai ką, tai sėkmės? Davai. Ačiū, malonu. Pasimatysim. Jo. Labas, Henrikai. Jo, Artūras. Demonas. Klausyk, o tu kartais akmenukų nepasigėdai? Nu va, aš taip ir galvau, kad tavo. Nu nepatikėsi, iki manęs atkeliavo. Taip, tvarka, tai be problemų, sutvarkysim. Gerai, iki. Ką galvoji? Ir savo 100 pem štukų dėsi? Ne, aš galvoju, kad mums čia viskas per greit ir per gerai gavos. Ne, žinau, ką čia jau pasakyti. Gal čia normaliam pasauliu tai viskas ir vyksta. Viską aš apie tą normalų pasaulį žinau. Klausyk, tu juo pasitikė? Ko, demonu? Nu, Tai nuo 5 klasės pažįstam. ja. Vienam kieme augom, vienam suolį sėdėjau. Iki 9 klasės nuo manęs pasirašinėjau. O vėliau jau tu nuo jo, ne? Ne, po to aš negėjau. Pradėjom iš mašinų vokti. Rimtai? Ja, gatvį rankinukus atiminėjau. Eik. Ne, nu aš tai dėl babkių. Jam tai nieko iš vis netrūko. 10 klasė pagavo žolę stumdami, tai aš į koloniją sėdau. O jis? O jį tai tėvas įsuko. A, tai čia dabar taip išeina, kad jis tau amžinai jaučiasi dėkingas. Gal ir jaučiasi, ką aš žinau.
Nereikia man šiandien. Nu, tu pasakyk, ar verta prasidėti. Seniai, tau spręsti. Aš kontaktą daviau. Jeigu tu manęs paklaustum, tai aš bandyčiau. Aš tikrai nemanau, kad jis galėtų apgauti. Nu, bet tave tai išdūrė, tave tai apgavo. A? Davai, turiu vieną idėją. Net, kokį? Tavo eilė. Bokštas iš A1 į A5. Tikrai gaila, Švarcai, kad man nebepavyks su tavim šachmatų partijos suplėkti. Šachas ir matas. Tai matau. Tu tikrai labai gerai žaidži. Čia ne aš gerai žaidžiu. Čia tu visiškai nemoki. Perėjant tu, O ką dar yra prasmės apsimetinėt? turbūt, kad ne. Kur mano tėvas? Kur mano dukra? Aš nežinau, kur mano tėvas. Aš nežinau. Jis dingo. Dingo. Ką išnyko kaip dūmas? Kodėl jo mašina buvo oro uoste? Tu man uždavinėjai, Švarcai, tokius klausimus, kurie man absoliučiai neįdomus. Mane domina vienas dalykas. Kur mano dukra? Aš negaliu patikėti, kad tu gali būti jos tėvas. Žinai, kaip tas pats kraujas pas vieną gali būti toks švelnus ir tyras, o kito venomis tekėti mėšlas. Nu, matai, visai gyvenime būna. O mes su Laura tikrai nepanašus. Priešingai negu jūs su Remigijum. Abu vienodi padugnės. Kur Laura? Aš nežinau. Kur yra Laura? Atsargiai, Fredai, nesusižeisk. A, tu žinai, man atrodo, kad aš supratau, kodėl tu tyli. Šiam kambarį per mažai įtampos. Kur Laura? Ir dar kartą klausiu, ką padarei Laurai? Ir ką tu dabar darai? Užsiimu beprasmių dalykų. Kokiu? Bandau moteris perprasti. Tai beprasmių. Tai va, aš irgi taip galvoju. Vakar atrodė, kad nori man mažų mažiausiai gerklę perkast, o dabar va. Taigi aš bijojau, Markai. Ko tu bijai, Silvija? Ko aš bijojau? Kad vėl viskas taip pasibaigs. Man tikrai atrodė, kad lengviau tavęs nekęst. Bet nežinau, negaliu. Pamačiau tave ir supratau, kad žiauriai pasiilgau. Taip, klausau. Sveikas, Markai, gali staigiai atvaryti? Nu jo, galiu. Ok, laukiam tada. Turim informacijos dėl akmenų. Atleisk man išvažiuot. Nu, trumpam reiks. Bet viskas gerai? Jo. Slimui ratą nuleido. Atsarginio neturi, kaip visada. Žodžiu, reik nuvažiuot padėti. O kada grįši, žinai? Sunku prognozuot. Jisai iš Vilnius ten kažkur. Tai kol nuvažiuosiu, kol grįšiu, žinai. Čia raktai atsarginiai. Gerai. Pūk, kiek norėsis. Pratas. Nepyka taip. Nepyka taip išeina. Viskas tvarkoja. Markai? Faina, kad broliui padeda.
Šlemba, tu pasikeiti slaptažodį. Na kągi, taigi, ačiū. Ačiū visiems, kad tokie operatyvūs ir netgi nepagiringi, ne? Leiskit pristatyti, Artūras. Demonas užsieminėja brangenybėmis. Ne visiškai baltoj rinkoje, taigi yra toks dalykas, kad... Gavosi taip, kad akmenukai iki manęs atėjo. Aš ne pirmą dieną šitam versle puikiai supratau, kam jie priklauso. Jo, ir Demonas sutiko paimti viską ir čia pat atsiskaityti. Dabar jūsų uždavinys. Surasti ir paimti brangenybės iš tų, kam jie nepriklauso. Tai kiek žmonių buvo? 200. O babkių kiek sutarė? 100 pem gabalų. Nu tai ruošiam pinigus. Aš vis sakiau, kad mes nieko nesiruošiam pirkti. O aš jums sakau, kad ruošiamės pirkti. Brilikus nusipirksim, o pinigus atsiimsim. O kodėl negalima viso paimti iš karto? Galima kaip jūs norit, bet be manęs tada. O tai tu gali paaiškinti, koks šis skirtumas. Klausykit, jeigu mes įmam akmenukus, o ne babkės, aš irgi nepasirašau. Nu kodėlgi? Todėl, kad brilikus reiktų imti uždaroj patalpoje. Jūs norite tokios rizikos? Plius psichologinis momentas. Jie gauna babkės, dylas įvyko. Išeina į lauką pats ir paimsim. Jūs patikėkit mumis. Gerai, aš einu ir paruošiu pinigus. Ačiū, sesutė. Man šitas jaunuolis padės pabaigti susirinkti. Kam čia tą šluotą parsitėbėjai? Nu, čia šiaip pagalvojau. Jo, pavyzdus sakė. Pastovėjus, laidotuvėm pirkai.